Sviesto gamyba prasideda, kai pienovežys atvyksta į įmonę. Tada laboratorijoje pienas ištiriamas, ar tinkamos kokybės. Jei visi jusliniai cheminiai kokybės rodikliai atitinka nustatytus reikalavimus, tada pienas priimamas. Pašildytas iki 35–45 laipsnių Celsijaus temperatūros, pienas paduodamas į separatorių, kuriame atskiriama grietinėlė ir nugriebtas pienas. Sviestas yra gaminamas tik iš riebios grietinėlės. Geriausiai tinka grietinėlė, kurios riebumas nuo 36 iki 40%. Separatoriuje galima reguliuoti vožtuvo atidarymo lygį, jei norime padidinti ar sumažinti grietinėlės riebumą. Po separavimo gauta grietinėlė yra supilama į tarpinę talpą, iš kurios paduodama į pasterizatorių šiluminiam apdorojimui. Grietinėlė pasterizuojama 100–115 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Po to grietinėlė atšaldoma iki 5–7 laipsnių Celsijaus temperatūros. Žiemą arba 16–19 laipsnių Celsijaus vasarą ir brandinama apie 10 valandų. Po brandinimo grietinėlė paduodama į sviesto gamintuvą. Pradžioje gamintuvas praplaunamas dezinfekuojančiu tirpalu, po to vandeniu. Tada gamintuvas pripildomas grietinėlė, pripildoma iki 50% gamintuvo tūrio. Vasarą grietinėlės mušimo temperatūra parenkama 8–10 laipsnių Celsijaus, o žiemą 10–14 laipsnių Celsijaus. Gamintuvo būgnas sukasi apie 28 apsisukimus per minutę. Kas 5 minutes atidaromas oro vožtuvas, kad išleisti susirinkusi orą. Sviestas susimuša, kai pasirodo sviesto grūdelių gumuliukai ir gamintuvo langas nuskaidrėja. Tada išpilamos pasukos. Sviesto gamyboje pasukų gaunama apie 50% nuo grietinėlės kiekio. Išleidus pasukas, sviestas dar toliau minkomas. Sviesto masė galutinai išminkoma minkimo įrenginyje, kad gauti minkštos vienalytės konsistencijos sviestą. Tada sviestas yra fasuojamas. Fasavimo popierius turi būtinai turėti folijos sluoksnį, kad apsaugoti produktą nuo šviesos.